Visada labai smagu pakviesti į savus namus, tai šį kartą kviečiu į savo darbinius namus, kurie dar turi tokį ne visai gražų pavydalą. Dažnas batsiuvys yra be batų, bet šį kartą paneigsime šitą mitą, nes Kristinos interjerai kūrėsi savo naujuose namuose. Didžiulis pastatas, daugybė patalpų sukėlė tikrai didelį galvosūkį, kaip teisingai sukurti savo biurą. Ir ne bet kokį biurą, o dizainerių. Taigi mums reikėjo apmastyti, kur mes darbuosimės, kur mes ilsėsimės, kur mes priimsime lankytojus. Dabar stoviu laukiamajam, kur bus minkšta dalis, patogus atsisėdimas, mini biblioteka, televizorius, šalimais mazgas, virtuvėlė. Žodžiu, ir kavytę galima bus paduoti, ir svečią palydėti, jeigu reikia. Viskas yra apgalvota, suplanuota, suprojektuota. Tai nesvarbu, kad mes esam šitoj stadijoje negražios apdailos, tačiau matau pačią fainiausią sienų dangą, dekorą, molį arba moldingus. Grindų danga bus nuosaiki, tvarkinga, ves mus tolyn į kabinetus ir mes galėsime laisvai, patogiai darbuotis, nes geram kūrybininkui reikia ne tik tai kūrybinių idėjų, bet ir patogios darbo vietos, ką mes ir kūrėme. Pastato dydis buvo ne tik galvosūkis, bet didelis galvosūkis, nes kai turi daug kvadratų, turi sugalvoti funkciją. Ką tu darysi? Tai mes dabar esame koridoriuje būsimo viešbučio, būsimų svečių namų ir gaunasi 6 viešbučio kambariai, kur galės svečiai nakvoti, patogus kambariai, dvigulės lovos, mini virtuvėlės, antmazgas. Ir šis didžiulis pastatas įgaus naują funkciją, nes kambariai atsiranda buvusio restorano salėje. Palei langus buvo pakyla padaryta, čia turbūt visi svarbiausi rajono žmonės baliavodavo, sienos prakalbėtų, daug istorijų papasakotų. Na ir visa įspūdingiausia erdvė yra buvusio baro patalpose, tai didžiulė salė su įspūdingom lubom, su dekoru ant sienų, tapetais, labai gražios erdvės. Jos ir dabar šitiek laiko praėjus kalba pačios su save, nes suformuota gražiais keturkampiais lubų fragmentai, mes juos ir paliksime. Ir buvęs restoranas, buvus kavinė įgys naują funkciją, tai yra apgyvendinimo paslaugas teikiančiomis erdvėmis, kur galės Vilkijos svečias ramiai pernakvoti, pabūti ir turėti puikų laiką Vilkijoje, o mes tai ir suteiksime. Čia tas jausmas, kai jautiesi kaip univermago vedėja, nes jau iš karto dėkoju už pirkinius, žinau, kad čia bus labai superinė parduotuvė. O šios erdvės, jos jau yra įgyvendintos komercija. Čia prieš daug metų buvo universalinė parduotuvė. Daugelis atsimena, būdami vaikais, kas jau turi tiek metų, kiek aš, eidavo į savo miestelio universalinę parduotuvę pirkti žaislų, ledų, giros ar dar kažko panašiai. Tai čia buvo viso Vilkijos miestelio universalinė parduotuvė. Ir jinai po truputį atgyja. Ir bus mūsų Kristinos interjerai showroomas, kur galima bus gyvai pažiūrėti, pačiupinėti, kaip atrodo baldai, kaip atrodo virtuviniai baldai, miegamojo baldai, sanmazgo visai įranga, gražiausi šviestuvai. Tai kai kurios vietos, kaip sako, išmelstos, įgyvendintos, tai čia jau yra komercija šitam pastate, tiesiog prasiskverbus giliai. Nes buvusi parduotuvė vėlgi atgims tam pačiam amplua, parduotuvės amplua ir bus galima turėti superinius pasirinkimus Kristinos interjerų namuose. Kai Dievas davė, tai nepagailėjo, tai to ploto labai daug turime ir galvojam, ką padaryti iš tų didelių patalpų, iš to didelės kvadratūros kiekio. Taigi labai super gavosi nuomojamos patalpos, multifunkcinė konferencijų salė, kur bus galima užsiimti tiek jogą, tiek konferencijas rengti, galų gale mažytę savo šventę švęsti, nes salė tikrai didžiulė, beveik 45 kvadratų. Taip pat aptarnaujantis kambarys,
taip pat nuomojamos patalpos, keli kabinetai. Tai aš įsivaizduoju, kad čia pas mus nuomosis patys fainiausi žmonės, kurie teiks pačias geriausias paslaugas. Ir tikrai tikiu, nes tos patalpos jos jaukios, šviesios, labai gražiai suprojektavom ir tikrai sulauksim pačių nuostabiausių kolegų, kur galėsim kartu dalintis bendromis erdvėmis, nes visur suprojektuota atskiri įėjimai į savas patalpas, į savas zonas. Be abejo, jeigu atsiras rašytojas, muzikantas, menininkas, gal kokie nors odontologai ar šiaip kažkokias veiklas vykdantys žmonės, jie tikrai turės įėjimą savo ir savus kabinetus. Tačiau laukiame bet kokie pasiūlymai, bet kokios veiklos, kurios norės išsinuomoti, tada, kada jau šios patalpos bus gražios, švarios ir pasiruošusios priimti naujuosius gyventojus. Rašytojų laukiam, menininkų, koncertuotojų, šokėjų, dailininkų, virėjų, belenko. Kas tik nori mokytis. Kas tik nori, gali atvažiuoti, nuomotis. Ir jeigu dar veiklos susipynusios tarpusavy, iš viso čia yra stebuklas, nes čia yra superinė vieta, labai patogu, labai erdvu, aukštos lubos, lokacija labai gera, parkingas yra, tai čia, kur tu geriau rasi, tik pas mus.